ežerai, maudynės, neplautos uogos iš daržo. Tai yra visi vasaros malonumai, kuriais mes visi naudojamės. Tik tai reikia nepamiršti, kad su tuo taip pat mes aprūpinam savo organizmą visais įmanomais parazitais. Ir būtų naivu galvoti, kad šito nėra, nes tai žino visi, kas nors kažkiek domisi tuo. Bet visada yra sprendimai, kuo tu gali padėti savo. Nes net ir medikai sako, kad ir kaip idealiai tu stengtumėsi nuplauti uogas, vaisius, netgi tuos pačius salotų lapus, kur beje tam tikros rūšies parazitų būna tikrai pakankamai daug. Bet tai yra neįmanoma, jeigu mes tiesiog gyvenam šiuolaikišką gyvenimą, o ne steriliose aplinkose, ne sterilioj palatoje. Tad norint būti sveikam 2 kartus per metus, net ir patys nutriciologai rekomenduoja būtina sveikam žmogui praeitinti parazitinę programą augalinių pagrindų, dar geriau išplėstinę, nes mes nežinom, kas pas mus gyvena. Ir ypatingai jeigu pajutom traukiant saldumynų. Oda kartais neipatingai graži pradėjo darytis ir papalikskanojimų, paberimų lenda, nuovargio daugiau, su pilvu ne viskas tvarkoja ir dažniau papučia, nors atrodo jau nebevalgau nieko, kas iš tikrųjų galėtų pūsti pilvą. Panašu, kad jinai jau į antiparazitinę programą. Pats laikas sustiprinti imunitetą, tai išplėstinė, antiparazitinė, pagal amžių, augalinių pagrindų. Jeigu tau tai yra iš tikrųjų aktualu, užsiimti tuo, švarai iš vidaus ir pašalinti iš savo kūno nepageidaujamus gyventojus, kuo skubiau rašyk parazitai ir aš pasidalinsiu, kaip tai gali turėti. Žinoma, nepamiršk pasidalinti su draugu, ypatingai kas turi mažų vaikų ir per ligų sezoną negali išlipti iš ligų, tai pats laikas artėjant rudeniui ruošti roges dabar. Rašyk.